Labą dieną, mėly žiūrovai, medžiotojai, medžiotojos ir visi kiti. Šiandien, fantastinė diena. Man tai labai patinka. Lapkritis, o yra +10 kaip pavasarį. Saulė pasirodė iš debesų. Tai man labai faina būti gamtoje, būti kartu su jumis ir dar parodyti jums labai fainą įrenginį, kurį aš turiu dabar testams. Tikrai, aš esu nustebinta. Paskutiniu metu galėtų sakyti geriausias termotaikiklis, kokią aš esu laikusi savo rankose. Tai yra Vidar 650L 2.0 iš Termteko. Mažas, matote mano rankos dydžio, su kronšteinėmis. Galima iškart pastatyti ant jūsų ginklo, važiuoti į šaudyklą, prišaudyti ir medžioti. Sakysiu iškart, visų pirmiausia, turiu keletą dalykų, kas man labai patiko. Negaliu pasakyti, kas yra pats svarbiausias. Šitas prietaisas yra naujausios kartos Termtek įrenginių atstovas. Labai gera kokybė. Yra keletą tokių dalykų, kurių man labai trūksta kitose taikikliuose. Tai bandysiu papasakoti apie viską iš pradžių. Visų pirmiausia, tylus atidarimas. Dangtukas turi tokią mygtuką. Paspaudus galima tylai uždaryti. Mes visi mėgstame, kad yra miške tyla, kad neišgazdintų gyvūnus, nepatrukdytų medžioklę. Galbūt, jeigu gyvūnas yra už 100 metrų ir pučia vėjas, tai svarbos neturi, bet medžiotojai mėgsta, kad miške yra tylu ir kiekvienas triukšmas yra trukdantis. Be šito dalyko dar irgi yra, žinote, kada prietaisas kalibruoja tą vaizdą, kartais tas triukšmas yra toks kaip kažkoks, bet šitas turi labai minkštą ir tylį kalibravimo garsą, tai man labai irgi patiko. Antras dalykas, paspaudus įjungiasi labai greitai, reikia truputį paspausti, palaikyti ir prietaisas įjungiasi po 1-2-3 sekundžių. Ir iškart pasirodo Termteko gražus logotipas su mėlynomis akytėmis ir paskui iškart prietaisas įjungiasi ir jūs galite dirbti. Apžiūrėti gamtą su šito prietaisą labai faina, todėl kad jis ryškiai rodo irgi tolimosios distancijose, pavyzdžiui, ten 6-7 metrų atstatumo aš galėjau vakar apžiūrėti karves labai ryškiai, irgi pritraukiant, padidinant vaizdą. Tai kokybė, galima sakyti, nemažėja. Šitas prietaisas turi šilumos jutiklio mažesnė nei 18 mikrokelvinų. Tai reiškia, kad jis gali atskirti temperatūros 1/4 laipsnio. Tai reiškia, kad ir ragus galima matyti, kas yra vienas iš pagrindinių medžiotojų klausimų, ir galima atskirti ir gyvūno, nežinau, aišku, ten rūšį galima atskirti ir visą kitą. Ir kas yra dar labai svarbu, ačiū, debesiai atėjo, kas yra dar labai svarbu su termotaikikliais ir naktinių matymų taikikliais, kada mes šnekam, praeityje kalbėjome apie šitų du prietaisų skirtumus, tai visada medžiotojai abejoja, ar su termotaikiklį bus saugu medžioti, nes su juo galėtų galbūt ir nepamatyti kažkokias kliūtis. Nežinau, ten žolė, šakas kažkokias, ir tada paleidus šūvį galima nepataikyti ar sužaloti gyvūną, kas yra labai žiauru, dėl to, kad su termotaikikliai galėtų nepamatyti ten krūmų šaką arba kažką ir kulka pakeistų savo trajektoriją arba net suplyštų. Tai su šito taikiklį jau tokios problemos nėra. Aš vakar specialiai išbandžiau, pažiūrėjau, ten buvo stirnos už nendrynų ir žolės ir tai galėjo visiškai gerai matyti jo, ir tą žolę, ir tas šakas, ir tos gyvūnus. Ir pakeitus ryškumą irgi galima geriau apžiūrėti, kas yra arčiau tavęs, ar toliau nuo tavęs, kokią distanciją reikia, tokį ir galima pažiūrėti. Tai labai geras tokiu būdu daiktas, apžiūrėti, atskirti, suprasti, ar yra kliūtis, ar nėra kliūčių, ir galima medžioti, ar negalima medžioti. Toliau.
Prietaisas yra labai paprastas. Turime vieną mygtuką įjungti, išjungti miego režimą, turime joystiką, minkštą tokią guminę ir turime ryškumo mygtuką. Su šitą daugiau nieko padaryti negalima nepaspausti, nepasukti, nieko, tik ryškumą. Pradėjus dirbti, pakartosiu dar kartą, pradėjus dirbti su prietaisa, termotaikiklį arba naktinio matymo arba termokamerą, iš pradžių reikia pritaikyti dioptrijų. Tai visiems žmonėms, kas nešioja akinės arba turi kažkokius ten problemas su rega, tai su šito žiedo reikia pasukti ir žiūrėti ne į vaizdą, kurį jūs matote objektyvoje, o į tas ikonas, ženkliukus, kas yra ekrane. Ir kada tie ženkliukai matomi visiškai ryškiai, tai reiškia, jūs pritaikyti dioptrijas prie savo akių ir paskui jau galima tada pakeisti ryškumą, žiūrint į objektus, kas yra arčiau ar toliau nuo jūsų. Labai patogu. Įjungimo, išjungimo mygtukas tikrai turi tik du funkcijas - įjungti, išjungti ir miego režimą. Čia yra baterijų, kaip tai pasakyti, dėžė. Komplektai yra du baterijų komplektai, pakraunamos baterijos, kurios galima naudoti ir labai ilgai su šitą taikiklį medžioti. Tai toliau apie ryškumą. Manau, kad tai yra vienas iš pagrindinių klausimų, kas domina medžiotojus. Ir jis yra įjungtas, atsiprašau, tai mes jį išjungsim, kad neiškrautųsi baterijos. Tai vaizdo ryškumas yra labai geras, galiu pasakyti, tikrai geras, tikrai geras. Iki 100 metrų labai ryškus, labai gražus, nuotraukas galima daryti ir atskirti bent plaukas ant lapės uodegos. Aišku, ragus galima apžiūrėti, kaip aš jau pasakiau, tai jutiklis yra mažiau nei 18 mikrokelvinų, tai jis jaučia 1/4 šilumos laipsnių. Ir galima tokiu būdu atskirti ir ragus apžiūrėti, ir žolę, ir gyvūnus bandoje atskirti vieną nuo kito. Tai labai labai geras ir žiemą, ir per vasarą. Tai yra labai svarbu, kad tokia galimybė atskirti temperatūros tos skirtumus. Priartinus vaizdą irgi kokybė, galima sakyti, neprarandama. Aišku, jeigu labai toli, nežinau, ten 500–600 metrų ir pritraukti tą gyvūną, tu gali suprasti, kas tai per rūšis, bet, pavyzdžiui, atskirti ten ar 2, ar 3, ar 4 šakas stirnino ragai turi, galbūt ir negalėsi tokį atstatumų, bet arčiau yra įmanoma. Paukščius galima apžiūrėti, kas žolėje sėdi, ten labai labai įdomu. Man vakar buvo su šito prietaisa testo metu buvo staigmena. Aš visiškai pirmą kartą gyvenime ir medžioklės karjeroje gamtoje pamačiau nudriją. Iškart galvoju iš pradžių, kad tai yra bebras. Žiūrėjau į tą gyvūną, bet siluetas truputį kitoks ir paskui jis pasuko savo užpakalį ir aš pamačiau, kad odega neplati, o tokia siauri. Labai įdomu buvo žiūrėti ir jis maitinosi kaip bebras, eina palei griovį ir valgo žolę ir viskas. Tai pavyko sufilmuoti nutrijas su šitą, dar lapės irgi vakar buvo, galėjau sufilmuoti, kaip jos ten žaidžia ir bėgioja per laukus, ten medžioja kažką. Stirninai
ir stirnos, tai galėjo jūsų filmuoti irgi ten padariau testą. Gyvūnai buvo kokių 70 metrų nuo manęs, plius minus, ir tarp mūsų buvo žolė ir nendrinai. Ir aš žiūrėjau, kaip veikia šito prietaiso lazerinis tolimatis. Kas yra labai labai svarbu medžioklėje, ypač jeigu jūs esate vietoje, kur nelabai gerai žinote atstatumus, tai pamatuoti atstatumą iki gyvūno yra labai labai svarbu. Ir irgi atsižvelgiant į amuniciją, kokią jūs naudojat, irgi gali būti labai didelis skirtumas, ar jūs medžiojate, pavyzdžiui, 180 metrų atstatumų arba 230 metrų. Ten gali būti skirtumas bent 15 centimetrų galbūt, ir jeigu jūs medžiojate lapę arba kažkokį kitą gyvūną, tai galite ir nepataikyti. Todėl yra svarbu pamatuoti tą atstatumą. Ir šitas lazerinis tolimatis veikia labai fainai. Jis man galėjo parodyti atstatumą iki žolės, kas buvo beveik už 20 metrų. Ir tarp žolių galėjo pagauti kažkokią tarpą, kur pamatuoti atstatumą iki stirnų. Nu, tai man labai patiko šitas dalykas. Ir kada jūs įjungiat tą lazerinį tolimatį, jis visą laiką jums rodo atstatumą. Nuolatai. Tai labai gerai irgi. Paskui tada, paprasti dalykai. Šitas tolimatis turi keletą spalvos režimų. Aišku, baltas, juodas, raudonas, auksinis, violetinis, žalias. Ir man atrodo viskas. Pakeisti jau galima naudojant šitą mygtuką, joysticką. Kada jūs įjungiat šitą taikiklį, iš karto ant ekrano yra tik taikymo tinklelis, kurį jūs galite pakeisti. Ten yra skirtingi režimai, ir spalvos režimai, ir konfiguracijos, tai galima pasirinkti kokį norite. Man tai iš pradžių buvo taškiukas ir man labai patiko. Tai paspaudus šitą joysticką atidaro mažas meniu, kur jeigu jūs spaudžiat į priekį, jūs pritraukiat vaizdą, į save pasukat šitą joysticką, tada jis sumažėja, į kairę pasukat, įjungiat lazerinį tolimatį, į dešinę pasukat, galit pakeisti spalvos režimus. Viskas. Paskui, tada 2 kartus paspaudus šitą joysticką atidarosi pagrindinis meniu, kas yra, kaip man atrodo, truputį pakeistas. Naujausios kartos taikikliai turi tą labai logišką, labai paprastai naudojamą meniu. Visi režimai, visos funkcijos turi užrašus. Tai 2 kartų paspaudus atidarosi režimas. Paspaudus į dešinę, jūs atidarėte kažkokią ten eilutę, kuri jums reikalinga. Ten taikymosi tinklelio pakeitimas, prišaudimo režimas, Wi-Fi, internetas ir visa kita, vaizdo ryškumas ir visa kita funkcija, kas reikalinga. Žodžiu, labai labai patogus, paprastas, gerai, lengvai naudojamas taikiklis, pats savo irgi lengvas. Aišku, yra foto-video funkcija, tai jūs viską pamatysite. Ką aš galiu pasakyti, man labai patiko šitas Thermtec taikiklis Vidar 650L20. Galiu sakyti, kad jeigu jūs ieškote savo naujo nedidelio taikiklio, tai šitas yra labai geras pasirinkimas, kaina dabar irgi nebloga. Kartu eina su kronšteinomis, tai galima iškart pastatyti ant jūsų ginklą, pakeisti dieninį optiką į šitą ir labai patogu bus. Ir medžioti iškart galima. Aš sakysiu, šitas daiktas man labai patiko. Tikrai, ryškumas fainas, meniu labai patogus ir logiškas, vaizdas superinis. Naudojimas, galiu sakyti tai, kad yra tik 2 mygtukai, galima sakyti. Čia yra ryškumo mygtukas. Tik 2 mygtukai yra, labai patogu jį naudoti. Nereikia ten 10 kartų kažką spaudyti, kažką ten keisti, kažkur ten naviguoti. Super. Ir šitas joystickas labai fainas. Siūliu jums pabandyti, nuvykti į parduotuvę, paimti į rankas, pažiūrėti šitą taikiklį ir galbūt ir nusipirkti. Man tai labai patiko šitas Thermtecas. Ir ką? Varom medžioti. Būkite kartu su mumis visur internete, Instagrame, TikTok'e, Reddit'e, YouTube'e, Facebook'e, visur. Skaitykite portalą medžioklių žurnalas.lt ir
nepamirškite prenumeruoti žurnalą Medžioklė, padovanoti draugams ar savo reikalams prenumeruoti. Na ir ką, būkite kartu su mumis ir medžioklėje valio. Iki kito karto.